Gerai, pradedam. Šiandien pakalbėkime apie tai, kaip anglų kalbos žinias paversti įgūdžių, kuris, tiesiog nedingsta. Ir tai nebus pamoka. Tai bus tikriausia smegenų treniruotė, kurią suskirstėme į labai aiškius ir veiksmingus etapus. Ar pažįstamas jausmas? Iškali žodžius, o kai prireikia juos pavartoti pokalbyje, jie tiesiog išgaruoja. Taip nutinka, kai trūksta sistemos. O atsakymas į šį klausimą slypi būtent struktūruotoje, nuoseklioje praktikoje. Viskas kaip sporto klube, tik šįkart lavinsime kalbos raumenis. Kiekviena gera treniruotė prasideda nuo apšilimo, tiesa? Mokantis kalbos, apšilimas yra tarimas. Dabar mūsų tikslas pramankštinti lūpas, liežuvį ir visą kalbos aparatą, kad jis priprastų prie naujų, neįprastų garsų. Mes tiesioginį to žodžio prasme kuriame raumenų atmintį. Pradėkime nuo garso ls o. Paklausykime ir pabandykime kartu. Cold, to open, a poet, a road. Ar jaučiasi, kaip lūpos ir liežuvis juda šiek tiek kitaip? Tai pirmasis tempimo pratimas. Jis būtinas kalbos lankstumui. Judam toliau. Dabar trumpas, kietas ir aiškus garsas k. A brick, a computer, a country, a tablecloth. Čia svarbiausia yra tas sprogstamuosios energijos ir tikslumas. Švarus priebalsių tarimas tai kaip taisyklinga technika sporto salėje. Būtina. Gerai, dabar imkimės garso u. Jį girdime žodžiuose a book, full, to look, to put. Atrodo, kas čia tokio, ne? Bet būtent tokie pamatiniai balsai yra aiškios kalbos pagrindas. Juk be tvirto pamato nieko rimto nepastatysi. Ir apšilimo pabaigai ilgas gilus garsas o. Girdim jį žodžiuose all, a corner, alone, to talk. Štai ir viskas. Apšilimas atliktas, esame pasirengę pagrindiniai daliai ir svarbiausia, apsisaugojame nuo galimų traumų. Tai yra tų apmaudžių nesusikalbėjimo klaidų. Na štai, apšilimas baigtas, laikas imtis tikrų svorių. O mūsų svoriai tai žodynas. Tai yra mūsų kalbos jėga. Kuo jis tvirtesnis, tuo laisviau galime reikšti savo mintis. Taigi dabar auginame savo kalbinį raumenyną. Štai mūsų pagrindinis pratimas. Matome žodį, girdime jo tarimą, žinome vertimą. Bet tikrasis darbas vyksta ne akyse, o galvoje. Kiekvieną kartą kartodami author, brick, grass. Mes tiesioginio to žodžio prasme tiesiame naujus takelius smegenyse ir stipriname neuronų ryšius. Kiekvienas pakartojimas veda link automatinio atsiminimo. O dabar minutėlė gilesniam pasikrapštimui. Sustokim ties žodžiu riddle. Tai yra kur kas daugiau nei tiesiog mįslė. Tai žodis, kuris reiškia iššūkį protui, galvosūkį. Kai pradedame gilintis į tokias reikšmes, mūsų kalba įgauna spalvų ir gylio. Arba pavyzdžiui, lawn. Atrodo, kas čia ypatingo, tiesiog pievelė, ar ne? Bet būtent iš tokių kasdienių, konkrečių detalių ir susideda gebėjimas apibūdinti pasaulį aplink mus. Tai yra pamatiniai blokeliai, iš kurių statome laisvą ir vaizdingą kalbą. Gerai, jėgos turim, pagrindus irgi. Ką dabar? Dabar metas viską sujungti į sklandų judesį, į kalbos choreografiją. Frazės ir yra ta choreografija. Kai jas išmokstame, galime veikti realiose situacijose, nebegalvodami apie kiekvieną atskirą žodį. Pažiūrėkime, kaip tai veikia praktiškai. Užuot vargus ir konstravų sakinį atsiprašau, aš esu pavėlavęs, smegenys nebevargsta dėliodamas žodžius, jos tiesiog iššauna gatavą išmoktą kombinaciją. I'm sorry, I am late. Būtent tai ir yra tikrosios laisvės kalbėti pojūtis, kai reakcija tampa greitesnė už mintį. O dabar intensyvioji dalis. Sujungsime visus elementus į vieną greito tempo pratimų grandinę. Tai finalinis išbandymas, kuris patikrins ne tik, ką žinome, bet ir kaip greitai sugebame tas žinias pritaikyti. Pasiruošę? Pirmas iššūkis – greitis. Žodis ir jo reikšmė turi sutapti akimirksniu. Šis pratimas stiprina tiesioginę asociaciją. Spust ir yra. Judam toliau. Kitas lygis – kontekstas. The kas is closed, please knock. Aišku, kad door. Šis pratimas verčia smegenis padirbtėti dvigubai. Ne tik prisiminti žodį, bet ir suprasti, ar jis tinka visame sakinyje. Ir finalinis iššūkis – tikras detektyvas. Ieškom to, kas netinka. Pavyzdžiui, eilutėje door, window, grass akivaizdžiai iškrenta grass. Kodėl? Nes kiti du yra pastato dalis. Štai kur tikrasis mąstymas – gebėjimas mąstyti kategorijomis ir matyti gilesnius ryšius.
Puikiai padirbėta, treniruotė baigta. Dabar pats laikas atsikvėpti ir labai aiškiai susidėlioti, kokius principus mes čia taikėme. Būtent tai padės šią sistemą paversti savo kasdienių įpročių. Taigi, koks tas stebuklingas receptas? Viskas genialiai paprasta ir telpa į 4 žingsnių ciklą. 1. Apšilimas, paruošiam kalbos aparatą. 2. Jėgos pratimai, auginam žodyną. 3. Įgūdžių lavinimas, mokomės frazių. Ir 4. Intensyvus iššūkis, pasitikrinam, kaip viskas veikia kartu. Ir svarbiausia, tai ne chaotiškas blaškymasis, o sistema. Štai toks planas. Aiškus, logiškas ir svarbiausia, veikiantis. Todėl dabar belieka tik vienas klausimas. Nuo kurios dalies prasideda asmeninė treniruotė jau šiandien? Ar tai bus tarimo apšilimas, naujų žodžių kalimas, o gal frazių praktikavimas? O gal norisi iškart nerti į viską apjungiantį testą? Kuris pratimas skamba labiausiai viliojančiai būtent dabar?